Trys pensininkai važiuoja starvargais, 2 pensininkai ežiukai pražylę. Liūtai. Ir Liūtai. liūtai? Liūtai. Liūtai, be karčių. Ežiai liūtai. Ežiniai liūtai. Ežiniai liūtai. Ir kas dar? Trečias kas? Ir trečias šyvis. Šyvis. Legendinė legenda. Legendinė legenda apie legendas visom legendom. Taip. Sunkiai keliasi starvargas. Dar sunkiau sėda Vygintas ant starvargo. Nu bet ok viskas. Jungiam. Dabar šiandien važiuosim su tokiu papildomu dalyku. Split screeną padariau ir bus žemėlapis ant appso. Va taip. Kairėje yra galo. Lygiai taip pat. Taip, to jau. Dar biškį reikia pirštinės susidėti, nes be pirštinių biškį rankos skaudės. Pirmin, ežiai liūtai. Tylūs starvargai. Biški raudonas. Atsigaunam. Jo, atsigaunam. Aš pažiūrėsiu, kas čia su mano appsu. Turėsim ilgą nusileidimą. Toks bronzinis nusileidimas. O ir pakelimas vienodai labai smagus. Kartais starvargas kažkaip keistai būna pradingsta, negaliu įjungti. Reikia išjungti ir iš naujo įjungti. Kažkaip tai nebesijunginėja režimai. Pradingsta ir viskas.
Čia pradžioje yra pas mus tiesiog žalias, o kai vėliau ten pradėsim leistis, tai ten bus jau mėlynas. Gruntas pakeltas biškį ir slidinėja konkrečiai. Jaučiasi, per molį eina. Reikia atsargiau važiuoti. Bet šiaip viskas labai šauniai. Palyginus nesudėtingas. Jeigu yra sausa, tai čia visai paprasta važiuoti. Bet jeigu palyja, tai darosi slidu ir į viršų, tai tikrai yra kas veikti. Atvažiuoji, jau būna iššilęs gerai. Nu ir reikia rinktis trajektorijas. Važiuojant į viršų, į apačią, tai čia nieko labai nėra tokio ypatingo. Viskas elementaru. Tai va tokie yra, galima sakyti, miškininkų keliukai. Yra žalio ir mėlyno miksas. Į apačią tikrai, čia galima sakyti, žalias, easy važiuoti. Bet kai į viršų, tai visą laiką turi ant įtampos eiti ir žiūrėti, rinktis trajektorijas. Labą dieną, ponai. Labą dieną. Ką veikia čia? Ieškome. Ko ieškot? Meškų? Varžybų ieškome. Ai, varžybų ieškot. Ramūnai, kaip tau sekasi? Kur tu dabar esi? Dabar esu antroji programoje. 30 arklių ir pasidariau nuo 100 iki 80, nes, blėt, nu visiškai nesileidžia. Aš tai viską uždėjau, 100 kad krautų ir dabar virš 90 jau pas mane. procentų. Taip, Tai Pas realiai mane lygiai 80. pas mane virš 90, net nežinau kiek, bet virš 90. 100 aš visą laiką leidausi. O pas tave? 86. 86. Nu, vat aš todėl, kad padariau, kad variklius stabdytų ir jis krautųsi ir Aš jis... jį padariau, kad 100% dabar stabdytų. Ir pas mane 80. Jo. Nu, Lygiai. nusistačiau, parodysiu savo nustatymus, kaip pasidariau, jūs įvertinsiu. Nu, pamatysit, kaip važiuosim. Nu, pirmas dalykas, aš ten ant tų tiesiųjų biškį lėčiau važiuoju, tai jis mažiau ėda. Nu va, matai, 9 rodo. 90, nežinau tik kiek. Pas mane 80 lygiai. Nu va, pasikrovė, kol važiavom į ją. Važiuoju, blėt, kaip pensininkas, absoliučiai. Nu, tai gerai. Nu, tai aš irgi važiuoju kaip pensininkas. Ir dar šnekuvą įrašinėjau, tai rodo, ne? Jo. Nu va. Čia Ramūnas va. Biškį su pilvuku, bet pilvukas, nu, nedidelis. Didelis. Nedidelis. Didelis. Nu, važiuojam, žiūrim toliau, kas čia bus. Fainas čia vaizdelis. Taip, ir dabar, kur mes dabar važiuoti turim? Žiūrim, kur mes čia važiuoti turim. O, karvės. Opa. Opa. Allo. Nu tai filmuoja jis. Čia avis gėjai. Čia avis gėjai turbūt, jo. Jo, spalvoti biški. Ir asilas gėjus. Ir asilas gėjus eina. Jis asilas, jis neša viską. Serpas, kuris kadangi nespalvotas, neša. Jį pagaidino konkrečiai. Konkrečiai pagaidintas asiliukas. Jis eina labai liūdnai, matai? O šuniukas koks? Šiaip jisai nesiskiria tai bandoje, ne? Nu, va tas va šuniukas ir jis kažkodėl šiandien mūsų nenori apkramtyti. Tai. O dar kitas šuniukas.
gauni. Nereikia. Būna. Nauda aukštė. Alaus? Aš einu alaus. Davai. Galim drąsiai. Čia iš tikrųjų galim būtų pasikraudinėti, turint bateriją, šitą tą pakrovėją. Septyni 5 procentų. Pas mane 80 keli. Biški nukrito. Batareikos neužteks. Čia radom tokį brangų restoranėlį, kur už elektrą net irgi prašo pinigų ir už nuotraukų padarymą. Žiauriai taip. Bet batareikų vis tiek neužteks. Vis viena turbūt. Gali važiuoti? Kurva. Išmokti reikia čia naudotis tai. Arba navigaciją užsidėti. Ne, nereikia navigacijos. Viskas čia gerai. O. Viskas čia gerai.
Ramūnai, Labą dieną. kur buvote, papasakokit. Mes buvom Klaipėdoj. Buvom Klaipėdoj. Ir dabar kažkaip tai su 9% nusileidom, va čia kažkur tai. O kaip mes Klaipėdoj buvom ir po to čia dabar buvom, tai va, buvom ir... Neprisimeni, tai? Ne. Nu jo, kiek kilometrų gavosi? Va, einu parodysiu. 63 kilometrai. 63. Jo, O pas mane su 22 9%. dar likutis. Tai tavo Kaip čia? sugedęs yra motociklas. Kažkaip sugedęs. Sugedęs yra motociklas. Richardai, Richardai, Nu, brasta. kiek pas tave? 15. 15. Na. Nu, aišku. Bet čia per daug liko dar, tai reikia sulyginti. Palik vandens ir mum. Visą vandenį išleidžiu. Boileris nebespės.